Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Dvigubos durys arba, jei norite, vartai į dirbtuves jau didžiąją dalimi baigti. Trūksta tik spynos, furnitūros vyrių ir paviršiaus apdailos. Mūsų laukia įvairus darbų ir technikų mišinys. Kaip jau buvo paminėta pirmajame epizode, dėl griovelių lentų vidinėje pusėje ant sparnų kraštų atsirado skylės, kurias verta užpildyti. Šiems tikslams geriausiai tinka atsparios dviejų komponentų medžiagos. Poliesterinis glaistas nors ir labai greitai kietėja, tačiau vizualiai neatrodo labai gražiai. Jei naudojate dengiamąją dažų medžiagą, nėra dėl ko jaudintis. Tačiau tie, kurie nori išsaugoti medžio išvaizdą, gali naudoti, pavyzdžiui, epoksidinę dervą. Kaip užpildą galima naudoti medžio pjuvenos santykių iki 1:1. Gauta masė yra tiršta ir neteka taip, kaip pati derva. Rezultatas yra tamsesnis nei pušis, bet vis tiek atrodo geriau nei pilkas ar baltas poliesteris. Be to, jei naudosite tamsų lazūrą, galite suvienodinti spalvą. Originalios durys neturėjo spynos, o tik skląstį. Prieš 100 arklidėse to tiesiog pakako. Su visa pagarba mūsų protėviams, net jei jie turėtų šiandieninę techniką, jie taip pat nesivargintų su akmenimis ir visur naudotų akytą į betoną, gipso kartoną, klijus su tinkleliu ir silikoną su putomis. Taigi, nors esu senamadiškas, leidau savo nedidelę inovaciją įleidžiamos spynos su cilindrinė šerdimi pavidalu. Angas įleidimui padariau stulpinę gręžimo mašiną su 16 mm skersmens grąžtu. Iš pradžių jas sujungiau akumuliatoriniu gręžtuvu ir išvaliau kaltu. Įleidimo vietą spynos priekiniai daliai išfrezavau griovelių frezą, kurios skersmuo 19 mm. Viršutinė freza su lygiagrečiu vedikliu atliko puikų darbą. Taip pat skylės rankenai ir cilindrui gali būti frezuojamos vietoj gręžimo. Tai paprastai užtikrinamas statumas. Išorinę plokštelę pagaminau iš plieno laksto ir išlaikiau originalų dekoratyvinį profilį. Metalo lakštą pjoviau skardos žirklėmis. Lankus išlipavau su kampiniu šlifuokliu. Anksčiau užteko vienos skylės, bet dabar turi būti dvi. Viena rankenai ir kita cilindriniai įdėklai. Vietoj rankenos, kuri atrodo kaip kumštis į akį, panaudojau originalią užrakto rankeną su pritaikytu keturkampiu. Ir seną. Išorinę skląstį taip pat būtų galima panaudoti bent jau kaip dekoraciją. Į įleidžiamą spyną dar priklauso priešprieša antrajam sparnui. Prisukau ją į vietą, kur ji priklauso ir apibrėžiau išorinės ir vidinės formas. Į dubas klašiams pakanka išgręžti grąžtu. Įleidimo plokštelės įtvirtinimą. Greičiausia užbaigti kaltu. Kadangi tai yra replika, naudojau vyrus iš originalių vartų. Tačiau reikėjo juos gerai nuvalyti plieniniu šepečiu. Idealiai tinka pynimo šepetis ant kampinio šlifuoklio. Po to seka pasyvinimas rūdžių šalinimo priemonė, o kas nori, gali vyrus padailinti, pavyzdžiui, vadinamaisiais kalvių dažais. Abu sparnus įstačiau į angą, pakėliau ir sureguliavau taip, kad jie turėtų tinkamą laisvumą ir būtų lygus. Tada uždėjau vyrus ant lankstų ir laisvumą sureguliavau iki galo. Vyrus pritvirtinau lygiagrečiai su viršutinė ir apatinė durų briauna. Tvirtinimui naudojau tvirtus varžtus su pusapvalėmis galvutėmis. Kad didelės galvutės priglustų visų paviršiumi, skylės turi būti tikrai statmenos, todėl gręžimui naudojau gręžimo stovą. Liko pritvirtinti ir originalius išvalytus skląsčius bei pagaminti dangos juostas. Jų kraštus nušlifavau tą pačią profilinę frezą, kurią dariau išrinkimus ant užpildų. Reikia paminėti, kad šios durys yra tik iš pirmo žvilgsnio replika. Iš tikrųjų, originalios durys buvo su slakais, todėl vertikalios lentos buvo sujungtos slakais, o išorėje prie jų buvo pritvirtintas rėmas ir horizontalios lentos. Šios durys yra klijuotos, todėl laikosi ir be slakų. Jei kas nors norėtų išlaikyti tobulą išvaizdos atitikimą, gali pasidaryti slakus iš vidinės pusės, nors jie neatliks jokios konstrukcinės funkcijos. Paviršiaus apdaila yra individualus dalykas, tačiau pušies atveju reikia atsižvelgti į tai, kad saulėje ji linkus išskirti sakus. Yra izoliacinių dažų, kurie apsaugo nuo dangos sugadinimo. Tačiau aš pasirinkau linų aliejų, todėl kad kartėmis turėsiu nuvalyti ištekėjusius sakus acetonu ir atnaujinti aliejaus dangą. Na, galbūt laikui bėgant, kai tai praeis, nuspręsiu dėl dengiamojo dažymo. Geriausia būtų kažkoks platinuotas.
Durys jau baigtos. Už jų slepiasi Unimas dirbtuvės ir aš jau laukiu, kada vėl susitiksime ten prie kokio nors darbo, mašinos ar dirbtuvių įrangos.